Vikingų kaimas tai yra vieta Širvintų rajone, erdvė, kurioje organizuojamos patyriminės edukacijos. Moksleiviams ir šeimoms tai yra vieta, kurią sukūrė mano ir brolio šeimos prieš daugiau negu 10 metų, kur galima viską liesti, viską tyrinėti, nes mūsų su šeimų pomėgis būdavo lankytis muziejuose ir prieš 10 metų buvo taip, kad tikrai negalėjai visur pasityrinėti rankomis ir pojūčiais. Ir mes sukūrėm tą erdvę ir šiai dienai apie senovinius žaidimus, apie senovinę karybą arba istorinę virtuvę galima tyrinėti pas mus pastatytose namukuose, kepti blynus ant laužo, pamėtyti ietį, pažaisti žaidimus, tiek stalo, tiek lauko žaidimus ir patyrinėti, koks santykis buvo su gamta, su gyvūnais, kokioje aplinkoje ir kokiuose namuose galėjo gyventi žmonės. Pirma mintis iš tikrųjų tai buvo atgaivinti Širvintų turizmą ir atrasti kultūrinį turizmą. Arba dar kaip naujoviškais terminais yra kultūrinė vietokūra, kai yra žmonės kaip mes, Vikingų kaimas, kurie kuriam paslaugas ir patys gyvenam Širvintų rajone, kad mes galėtume pasiūlyti tokią paslaugą, kuri būtų patraukli vietos turizmam, užsienio turizmui. Tai iš tikrųjų ieškojom to, nes Vikingų kaime, kur turim patyriminės edukacijas, iki tol dirbdavom tik tai su mokyklomis ir visi mokiniai iš tiesų žino, kur yra Vikingų kaimas ir ką tenai veikia, bet norėjom sukurti paslaugą šeimoms, grupėms, žmonėms. Ir pačioj pradžioj mes parašėm iniciatyvinį projektą mokymų, kada mes važiavom ir ieškojom gerųjų patirčių per paslaugų kelius, tai yra alaus kelias Biržų krašte, yra žuvies kelias Pajūryje, Suvalkijoje ir ieškojom, kaip jie dėlioja tuos turistinius maršrutus, kokios juos lanko grupės, koks yra populiarumas. Ir tame tarpe viduje daug diskutavom, koks traukos taškas galėtų apjungti Širvintų rajoną, kurį visi žmonės iš karto žinotų. Ir tie mokymam besibaigiant mes supratom, kad tas žodis yra Kernavė. Ir ta Kernavė iš tiesų yra ir Vikingų kaimo istorijai taip pat, nes mes nuo pirmųjų dienų dalyvaujam aktyviai gyvosios istorijos festivalyje, patys populiarinam gyvosios istorijos edukacijas. Mes esam rekonstruktoriai ir visa mūsų komanda yra rekonstruktoriai ir mums svarbu tas istoriškumas. Norėjome pademonstruoti puotas ir atkurti pagal istorinius receptus maistus su tom technologijom, su laužo kepimu arba tose induose, kokiose galėjo gaminti prieš 700 metų žmonės. Ir Lietuvoj, ko negalim rasti pagal šaltinius arba radinius, ieškoti Europos kultūrose viduramžių ir nukeliauti, kad tu atsisėdęs už stalo gali gauti maistą, valgyti taip, kaip valgė prieš 700 metų žmonės, su peiliu, su duonos lėkšte, kokią naudojo puotose senoviai žmonės. Ir taip pat tuos patiekalus ragauti, kokius ragaudavo didikai. Ir suvokti iš tikro per skonį, per patyrimą, koks tas buvo gyvenimas. Ir iš to kilo idėja ir atkurti istorinius kostiumus, kad tas žmogus, kunigaikštis, pas kurį tu nori atkeliauti, papuotauti, būtų tikras ir sukurtų tą tokį jausmą, kad tas žmogus iš tikrųjų atkeliavo iš ten, kad ne iš muziejaus vitrinų arba nenupaišytas, o tas, kuris galėjo būti prieš 700 metų ir tada tu gali su juo kartu ir nusifotografuoti, ir paragauti gėrimo, ir pasiklausyti istorijų, ką jisai galėtų papasakoti. Bendradarbiaudami su Kernavės muziejumi mes tai atkuriam istoriniam Kernavės viduramžių miestelyje. Parengtas ir įgyvendintas projektas etnokultūrinio turizmo paslaugų įgyvendinimas ir sklaida Širvintų rajone.
padėjo sukurti ir išvystyti prekės ženklą Senovės Kernavė, skirtą populiarinti etnokultūrinio turizmo paslaugas Širvintų rajone. Senovės Kernavės inovatyvios kultūrinio švietimo edukacinės programos skirtos 3 skirtingoms grupėms – vaikams, šeimoms ir suaugusiems. Projekto metu buvo sukurta viena darbo vieta. Prekės ženklas Senovės Kernavė kviečia bendradarbiauti Širvintų rajone vietinės veiklos grupės teritorijoje veikiančias organizacijas ir bendruomenę, kartu kurti turiningo laisvalaikio aktyvaus poilsio paslaugas, puoselėjančias kulinarinį paveldą ir etnokultūrinį turizmą. Projektas buvo įgyvendintas su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama. Pagal Širvintų rajono vietos plėtros strategijos priemonę parama nevyriausybinio organizacijų bendradarbiavimą organizuojant bendrus darbo procesus ir dalyjantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmo susijusias paslaugas ir vykdyti jų rinkodarą.